Uhu. 2 metus brandintas projektas, kurį aš pavadinau išgyvenimų plaustas. Tiksliau, gyvenimų plaustas su priešdėliu iš. Nes nuo pat vaikystės svajojau, visada mums patikdavo plaukiot. Kažkaip taip plaustais, žvejot ant plaustų. Net su žaginiais po balas su pusbroliu plaukiodavom vaikystėje, atsimenu. Tai va, ir visą laiką buvo toks noras prasiplaukti su plaustu. Tai 2 metus brandintas. Pernai vasarą šį pasistačiau, biškutį nepavyko. Bus video ten apie plausto montavimą paaiškinta, kas ten negerai su juo man buvo. Tai persikėlė į šią vasarą. Tai va, tai išgyvenimo plaustas. Dabar mes jį čia įleidom netoli Panevėžio. Ieškojau prie pat Panevėžio, kurį leist prie važiavimo, neradau. Nors ką tik baidarininkai praplaukė, sakė, kažkur ten yra kažkoks keliukas, kur galima baidarės leist. Aš jo neradau vakarą. Visą vakarą ieškojau. Tai keli kilometrai čia iki Panevėžio. Netoli Sanžylės kanalas įteka į Nevėžį. Tai va, tai Nevėžių nuo Panevėžio iki Jurbarko. Tai Panevėžys Jurbarkas arba išgyvenimo plaustas. Ačiū. 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 Ačiū, pagalbininkė, tu mano. Nesu toli gražu joks meistras. Mažai aš čia supratimo apie konstravimus turiu. Bet atsigalvojau su plaustu prasiplaukt biškutį. Ten
Kol tą visą pagrindą iš lentų dariau, tai niekas ten nekalbėjau, ten belekas pasidarytų, o vat kaip jį išlaikyti ant vandens paviršiaus. Ilgai galvojau, pirma mintis buvo polisterolį kokį nors dėti, jūros taputą vadinamą. Paskiau čia draugai paprotino, kad gal geriau santechninis vamzdžius užsandarinti ir pritvirtinti iš apačios. Tai va, prisipirkau vamzdžių, prisipirkau silikono vandenį atsparaus. Žiūrėsim, gal nenuskėsim, gal laikys. Reikia bandyti čia prisipurkšti, susandarinti. Ir laikikliai. Vat kaip mūsų tetė dirba. Tokį plaustą jau pastatė.
Žodžiu, dviejų nelaikės, reikia didinti keliamąją galią. Tai, žodžiu, šitą plaustą pasidarėm pernai. Aneis, tai čia dirbom, darėm, vežėm, testuot, į kas buvo. Neišlaikė. Kas? Plaustas mūsų. Šitie vamzdžiai pasirodo, keliamosios galios jiem per mažai. Nelaiko, ne? Tai lupsim lauk, prisipirkau kanistrą, bandysim dėti kanistrais. 30 litrų kanistrai, tai turėtų laikyti. Ne? Išlydėsi tėti į kelionę. Dugnas va taip atrodo. Gal nepamėsiu kokią kanistrą. Paskutinis vakaras, kai plaustas krante. Rytojus jau turėtų būti vandenį. Nu tai va, tai atrodo taip. Padariau pašiūrę tokią. Nes manau, kad tikrai ir lietaus bus ir viską. Ir šiaip jaukiau planuoju gal ir pamiegoti aš tam plauste vieną kitą naktį. Kažkiek ant kranto, kažkiek plaustėje suprantama. Va, dabar kiauras jis yra todėl, kad jeigu labai vėjas pūstų, tai ir jeigu prieš vėją reiktų plaukti, tai tada pakelį netaip stabdytų. Čia padariau, vat, kad galima jį nuleisti tą galą. Tai va toks plaustelis. Viskas plaustas. Supakuotas į kelionę. Tai per skubėjimą nepavyko nufilmuoti, kaip įkėlėm plaustą į vandenį, bet reikalų biški buvo. Va. Jis čia. Ta judesėja prasidės. Daiktus nešamės. Va toks bardakas kol kas. Bet reiks įsidėlioti, viskas įsitvarkyti. Nu viskas, reikia bandyti plaukti. Tai čia tokį inkarą turiu, kuris dabar krante.
ir bus toj pirmieji grybšniai vandeniu. Nežinau, kiek laiko man tai užtruks. Neįsivaizduoju, būtų gerai, bet bijau nusikalbėti. Būtų gerai kokias 2 savaitės, pavyzdžiui, iki Jurbarko nuplaukti. Įmanoma, neįmanoma, realu, nerealu, neįsivaizduoju net. Nevėžis čia sraunus aukštupy kol kas, šiemet vandens yra. Startuojam. Odisėja prasideda, viskas. Tuoj srovė pagaus. Uhu.